23 metų 10-25 dieną buvo parašytas prašymas Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, kad visi neįgalieji prašo jų badu nemarinti, jie turi 15-30 metų ir daugiau stažą, o negauna šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutus skurdas Lietuvoje 354 eurai. Taip pat buvo pateikti penki klausimai. Į nei vieną klausimą nebuvo atsakyta. Labai trumpai aš priminsiu, jie yra įdėti, kodėl neįgaliesiems netekto darbingumo pensija skaičiuojama su daugikliais. 55% darbingumo naudojamas daugiklis 0,500, kuris netekto darbingumo pensiją dalyje pusiau. Ir neįgalieji turėdami 15-30 metų stažą negauna 184 eurų net šalpos pensijos. Taip pat buvo klausima, ar nenorit keisti sovietinę skaičiuoklę į socialiai teisingą skaičiuoklę. Ir kodėl netekto darbingumo pensija neskaičiuojama taip kaip pensininkų pensija, nes ir pensininkai, ir netekto darbingumo pensininkai, jie vienodai dirbo ir mokėjo mokesčius, kol pensininkas tapo pensininku, o žmogus neįgaliu vienodai mokėjo. Taigi aš dabar noriu perskaityti, kokį gavau atsakymą. Su jūsų prašymu adresuotu Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai susipažinome. Dėkoju už jūsų nuomonę dėl netekto darbingumo invalidumo pensijos skaičiavimo tvarkos ir jos dydžių. Suprantame jūsų išsakytą poziciją ir pastabas dėl prastos socialinės neįgaliųjų padėties. Atsiliepdami į jūsų kreipimąsi norime pastebėti, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už pensijų politikos formavimą. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą. Analizuoja, ar pensijų sistema atitinka valstybės ir šių išmokų gavėjų interesus. Ši ministerija rengia ir teigia vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialinio draudimo ir kitų pensinio pobūdžio išmokų teisinio reguliavimo. Atsižvelgiant į tai, kreipėmės į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu įvertinti jūsų teikiamus siūlymus ir atsakyti jums pagal kompetenciją. Negalią turinčių žmonių teisių užtikrinimas, paslaugų ir aplinkos prieinamumas Respublikos prezidento Gitano Nausėdos darbotvarkėje užima svarbią vietą. Siekiant
pagerinti žmonių su negale gerovę savo ruožtu šalies vadovas inicijavo eilę sprendimų. Dabar aš jums parodysiu. Nuo 2020 metų pradžios Respublikos prezidento iniciatyva bendradarbiaujant su vyriausybe buvo padidintos šalpos neįgalumo išmokos. Toliau neskaitysiu, nes negaliu skaityti. Aš kalbu apie netekto darbingumo pensiją, o man rašo apie šalpos pensiją. Taigi prezidentas net negalvoja keisti netekto darbingumo pensijų skaičiuoklę. Taigi ir toliau netekto darbingumo pensininkai bus badu marinami. Badu marinimas neįgaliųjų turinčių 15-30 metų stažą yra žiaurus elgesys su žmogumi. Taigi taip žiauriai elgesi su žmonėmis, kurie turi 15-30 metų darbingumo stažą tik tai Lietuvoje. Lietuvoje negalioja žmogaus teisių konvencija, nes konvencijoje parašyta, kad žmonių badu marinti negalima, o tų, kurie turi 15-30 metų stažą, tai tikrai negalima. Bet Lietuvoje į tai nekreipiama į žmogaus teisių konvenciją. Lietuvoje žmonės, kurie turi neįgalieji, kurie turi 15-30 metų stažą, yra badu marinami. Taigi, kai sakiau, kreipsimės į Europos komisiją.